Kaip greit numesti svorio? Ar jums taip nebūna, kad dar nespėjate kaip reikiant pavalgyti, o jau labai norisi, pavyzdžiui, šokolado? Už tai atsakingas hormonas vardu insulinas, kuris reguliuoja cukraus kiekį kraujyje ir stipriai įtakoja metabolizmą. Deja, organizmas gali prarasti gebėjimą reaguoti į šio hormono siunčiamus signalus. Ir kuo didesnis svoris, tuo ši rizika didesnė. Štai kai vyksta. Valgant cukraus kiekis kraujyje padidėja. Kaip asmeninis sargybinis, insulinas sumažina cukraus kiekį kraujyje, palydėdamas gliukozę į 3 skirtingas jūsų kūno vietas. Kai insulinas išsiskiria teisingai, mažą gliukozės kiekį jis siunčia tiesiai į kepenis, didelį kiekį į raumenis, kad šie išnaudotų kaip kurą, ir mažą kiekį siunčia į riebalų saugyklą, arba gali išvis nesiųsti. Kai esate sveika ir geros formos, kasa gamina tinkamą insulino kiekį švelniam. Trumpai tariant, insulinas yra hormonas, kuris reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Jei tavo cukraus kiekis bus aukštas, tu nesudeginsi riebalų, o riebalai bus tiesiog saugojami tavo kūne. Kada pakyla cukraus kiekis? Jūs paprasčiausiai truputį per daug užvalgėte, tarkim, labai saldaus maisto, ar išgėrėte labai saldžių skysčių. Siūlyčiau reguliuoti mitybą, venkite saldumynų ir cukraus, ypač gazuotų gėrimų, alkoholio. Tačiau yra ir kitas būdas. Siūlau pabandyti tarpinį badavimą. Tarpinio pasnikavimo nauda. Tyrimai yra parodę, kad tarpinis badavimas pagerina ląstelių jautrumą insulinui, kas yra labai svarbu ne tik diabetikams, bet ir kitiems žmonėms, nes esant sumažėjusiam ląstelių jautrumui, insulinui organizmas turi gaminti daugiau insulino. Ir padidėjęs insulino kiekis siejamas su padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų rizika, padidėjusia vėžio rizika. Vienas žurnalistas ir gydytojas, siekdamas tokią dietą patikrinti, pagerino savo sveikatą per 1 mėnesį. Jis numetė, naudodamas šią mitybą, 10 kg per 2 mėnesius. Kaip gali atrodyti tokia dieta? Idealiai kalorijų dienos reikėtų visą dieną nevalgyti, o vakares valgyti didelę porciją salotų, daržovių, trupučio avokado, pridėti riebalų, išgerti žalių kokteilių, sudėti kuo daugiau kalorijų. Visą dieną reikia gerti vandenį. Jeigu sunku išbūti ilgai nevalgius, tai galima valgyti tų salotų ir anksčiau, ar keletą kartų per dieną. Bet manau, kad paprasčiau yra nepradėti valgyti, nes pradėjus valgyti didelis žmonių nesugeba sustoti susilaikyti. Kam tokia dieta tinka? Tokia dieta tinka labiau žmonėms, kurie galvoja neturi laiko sportuoti, turi per didelį svorį, yra diabetikai ir turi problemų su cholesteroliu. Kam tokia dieta netinka? Netinka nėščioms moterims, paaugliams žmonėms turintiems labai mažą svorį, taip pat intensyviai sportuojantiems.